Albinai, papasakokite, kas buvo vakar, jūs nuėjote į susitikimą, kurį vedė Andrius Tapinas ir ten Kasčiūnas su Kaunu aiškino visokius. Taip, tai buvo Lazdijose. Papasakokite, kas ten įvyko ir kodėl šiandien jau aš net susirašinėjau su ponu Patapinu. Kas ten jūs apstumdė, kas ten buvo? Vienu žodžiu, taip, atvykus į susitikimą Kaunui, Tapinui ir Kasčiūnui, aš ministrui Kaunui įteikiau raštą, kurį gavau 26 metų vasario 11 dieną iš Krašto apsaugos ministerijos apie mano turto paėmimą. Po kiek laiko praėjus aš pas ministrą Kauną paklausiau, ar jis ruošiasi atsakyti man į jam paduotą raštą. Tada Kaunas viceministro Biliausko paprašė, kad šis su manimi šio rašto apsvarstyti vienu žodžiu išeitų į foje. Viceministras pakilo ir ėjo iš salės. Aš atsistojau ir ėjau jam iš paskos, bet kol praėjau pro priekyje mane sėdinčius žmonės, viceministras jau buvo išėjęs iš salės. Man išėjus į priekį salės, staiga nuo scenos staigiai pašoko Tapinas, pribėgo prie manęs ir griebė man už rankos, ėmė stumdyti. Aš reikiau, kad jis manęs seno žmogaus neturi teisės stumdyti. Ministrui Kaunui sudrausminus Tapiną ir pasakius, kad aš einu pas viceministrą, aš atstumiau nuo savęs Tapiną, išėjau į foje pas viceministrą. Po pokalbio su viceministru aš į salę atgal negrįžau, bijodamas smurto, kadangi Tapino elgesys man pasirodė neadekvatus. Aš iki šiol nesuprantu, ko jam reikėjo staiga šokti nuo scenos ir imti mane stumdyti. Juk aš nieko blogo nedariau, paprasčiausiai ėjau į pokalbį su viceministru.